Sveiki, lygos žiūrovai, Nacionalinė futbolo akademija vėl jūsų ekranuose. Čia ketvirtojo lygos turo rungtynės. Kauno Stumbras sutinka Lietuvos čempionus Marijampolės Sūduvos futbolininkus. Na ir iškovota prieš Klaipėdos Atlantą. Švirliuga į baudos aikštelę. Ten Semiro Kerlos link siunčiamas kamuolys ir vėliau pražanga vienam iš Sūduvosios. Būtų blogas rezultatas. Na vėlgi priklausomai nuo to, kaip vystysis rungtynės, jeigu Stumbras vėliau kurs progas ir jų neišnaudos. Čia šansas ir virš vartų. Žaisti atgal. Sadauskas į priekį. Čia Gama šansas smūgiui ir neįtin pavykęs. Vėl skambinys mūsų ekranuose. Ir Rodrigo Jasviekį. Andrėjus Čiapu. Jo perdavimas į baudos aikštelę. Vilela perima kamuolį vėl. Į baudos aikštelę ir čia visai Tulevičius. Banauskui šis vėl į baudos aikštelę ir čia vėl karaliauja Rodrigo Jasviekį, kad ir apskritai nebūtų. Gama taisosi kamuolį, kol kas nėra kaip smūgiuoti. Mačarašvilis. Dabar smūgiuoja Levanas Mačarašvilis ir visai netoli skersinio. Ką vėl pasitaisys ir Gedui dabar perdavimas. Ir Rodrigo Jasviekį. Vėl užtikrintai gaudo pusėje saugumo grandyje. Na ir aišku, dėl to yra pakankamai nelengva. Sūduvai čia smūgis. Gratas ir Gedas dar kartelį pamėgino. Thompsonas. Vilela, Antonijo Belo taisosi kamuolį, kol kas nėra kaip atlikti smūgį. Čia smūgis ir įvartis! Kauno Stumbras veržėsi į priekį, štai taip. Komandos draugai sveikina ką tik aikštėje pasirodžiusi Arsenijų Ba. Na ir pasakykite, ar yra geresnis būdas pasižymėti ir pasirodyti, kad išėjai į aikštę. Dar kartelį visa ši situacija. Galingas Arsenijaus Ba smūgis. Čia su Baltarusijos rinktinė. Čia Belo, jo smūgis ir Ivanas Kardumas. Perdavimas Gotalas, šansas. Na, Nekas Zarauskas yra traukęs kiek toliau. Kerla, jo smūgis ir šalia vartų. Dar simbolinė. Ketvirtojo lygos turo vieno likę. Čia Antonijo Belo bėga ir pražanga. Pražanga prieš Antonijo Belo ir raudona kortelė. Vilela pats smūgiuoja ir svirpstas. Labai galėtume sakyti, kad Sūduvos komandai tai jau yra gerai. Atsižvelgiant į tai, kad komanda atsilikinėjo ir žaidė mažumoje. Jeremy Denoyeris. Golubickas praranda kamuolį. Thompsonas labai gerai sužaidė gynyboje. Mačarašvilis, jo smūgis ir 2-0. Štai taip. Kauno Stumbras jau 2-0 pirmauja prieš Marijampolės Sūduvą. Ir Levanas Mačarašvilis, Stumbro legionierius iš Gruzijos, muša savo įvartį ir dabar jau Sūduvos situacija labai prasta. Jau nebuvo labai gera ir prieš įvartį, bet čia na, gali būti viskas. Lukasas Vilela. Jo, labai geras perdavimas Mačarašviliui, šis baudos aikštelėje smūgis. Futbolininkus vėlgi nebūtų kažkokia staigmena, kad ir jie pamėgintų atlikti smūgį. Vilela, jis pats smūgiuoja ir Ivanas Kardumas reaguoja sėkmingai. Kauno Stumbras iškovoja pergalę, laimi rezultatu 2-0.